Teisybė ir neteisybė. Sykį susitiko teisybė ir neteisybė ir pradėjo kalbėtis. Teisybė sako, teisingiems žmonėms geriau gyventi pasaulyje, o neteisybė sako, sukčiams žmonėms geriau gyventi. Ir pradėjo jos ginčytis. Neteisybė sako, eikime lažybų. Jei aš pralošiu, tai tau statau 100 rublių, o jei tu praloši, tai tu man duosi 100 rublių. Ir dar tavo akis išdursiu. Taip jos sukirto lažybos ir nuėjo pas vaitą, kad išspręstų jų bylą. Atėjusi teisybė pasakojo savo, o neteisybė rodo ir užančio 100 rublių. Jei ji laimės, tai duosiu vaitui 100. Vaitas tuoj suprato, ką ji jam rodo ir sako, su neteisybė geriau gyventi pasaulyje, kas meluoja, tas važiuoja. Po tokio sprendimo teisybė pralaimėjo. Turėjo atiduoti 100 rublių ir dar jai abi akis išdūrė. Sėdi vargšė teisybė akla. Tik atsibastė į tą vietą 3 velniai. Vienas sako, aš vieną vyrą su pačia supjudžiau. Kitas sako, aš išmokiau vaikus vogti ir neklausyti tėvų. Trečias sako, aš šiandien sugundžiau visą karčiamą pasigerti ir peštis. Neteisybė išgirdusi tokias velnių kalbas sako, jei jūsų darbai tai tik vieni niekai, štai aš pelniau iš teisybės 100 rublių ir jai akis išdūriau, jau dabar teisybė akla, sako vienas velnias. Teisybė nei vandenį neskęsta, nei ugny nedega, jei ji tik pasibrauks akiniu lapeliu, tai ir vėl bus sveika. O kur ji gaus tokių lapelių, sako neteisybė, kad ji sėdi prie jų, reikia jai tik truputį palypėti aukštyn, pasiskinti lapelių, pridėti prie vienos akies, prie kitos ir vėl bus sveika. Tie velniai nulėkė savo, ji viską girdėjo, tuoj pasislinko ji ant kalno, ėmė skinti lapelius ir dėti prie akių, pataikė ir tokius, kurie buvo vaistas akims ir išgijo. O kai jau pamatė šviesybę, sako, reikia pasiskinti tų žolelių, galbūt jos bus kam reikalingos. Ji pasiskynė žolelių, susirišo pundelį ir nuėjo namo. Neilgai trukus apsirgo akimis karaliaus duktė ir kaip negydė, nieko nepadarė, galop visai ir apako. Tada karalius išleido įsakymą į savo ir į aplinkinės karalystės. Jeigu atsirastų toks gydytojas, kuris galėtų jų dukters akis pagydyti, tai atiduotų jam pusę savo karalystės. Susirinko gydytojai, žiniūnai, raganiai, pradėjo gydyti, kaip pažinojo, bet niekas negalėjo pagelbėti. Perpykęs karalius liepė visus tuos gydytojus su šluota išmušti iš dvaro. Galvojo karalius, bet nieko neišgalvojo. Ėjo sykį vienas karaliaus tarnas ir sako, atsirado čia kažkokia svetimžemė boba, pavarde Teisybė. Ji nori karaliaus dukterį dykai išgydyti, tik už vieną padėkojimą, o pusės karalystės jai nereikia. Nusistebėjęs karalius tuoj nusiuntė tarnus, kad ją atvestų prie aklos karalaitės. Kai tik jie atėjo prie karalaitės, tuoj patrynė lapeliu vieną akį, jau pražiūrėjo. Patrynė kitą ir kitą akim pražiūrėjo. Kai tik pražiūrėjo, kuo greičiausiai nubėgo pas tėvą, o tėvas pamatęs ją sveiką, apsikabinęs bučiavo iš džiaugsmo. Čia jau ir žiniuonė Teisybė atėjo pas karalių. Karalius ją klausė, kuo galėčiau tave apdovanoti. Nori, imk pusę mano turtų arba imk pusę karalystės. Nusilenkė Teisybė karaliui ir sako, nereikia man tavo turtų, nei karalystės. Jeigu nori, tai gali mane padaryti vyriausiu teisėju, kad be manęs teisėjai bylų nepabaigtų. Karalius tuoj viską padarė pagal jos norą. Nuo to sykio toje žemėje visose bylose tik viena teisybė viešpatauja, o neteisybė į tą žemę negauna nė nosies įkišti. Tokiu būdu teisybė pergalėjo neteisybę.